saugumas ir ta temperatūrinė grandinė, kuri yra, mano galva, čia labai svarbu, kalbant apie vaistų pristatymą, receptinių vaistų pristatymą. Jūs, kaip suprantu, esate vienintelė internetinė vaistinė Lietuvoje su sertifikuotu transportu turinčių temperatūros kontrolę, ką jūs beje irgi užsiminėte. Kodėl neužtenka paprasto kurjerio automobilio? Taip, čia apie tai labai daug galvoju ir mes per mažai iš tikrųjų apie tai kalbam, nes kai kalba eina apie mūsų sveikatą ir apie rezultatą, tai labai svarbu pasidaro ir plonybės, nes, tarkim, mes kaip gydytojai, jeigu matom, kad efekto nėra, tai turim keisti gydymą į stipresnį, o kartais to efekto gali nebūti, todėl kad neišlaikomos sąlygos vaisto transportavimo arba laikymo. Tai gamintojas, jeigu tik jis galėtų pagaminti vaistą, kuris nebūtų temperatūrinio režimo, tai žinoma taip ir vyktų, nes daug patogesnis juk būtų visiems gyvenimas, pradant nuo gamintojo, baigiant pardavėjų, bet jeigu yra nurodytas griežtas temperatūrinis režimas, vadinasi, jo yra privalu laikytis, nes vaisto kokybė ir gydymo rezultatas gali labai smarkiai nukentėti. Ir kai mes sprendžiam, kodėl pacientui, tarkim, vaistas neveikia, arba kodėl rezultatas netoks, kaip mes tikėjomės, tai beveik niekas niekada paklausdavo anksčiau paciento, kaip jūs laikėte vaistą, o kaip jūs jį atsivežėt, o kaip jūs vasarą nuo vaistinės nusivežėt iki savo rajono, kur dar valandą laiko važiavot autobusu. Ir jeigu dar pacientas gyvena toli nuo miesto, tai jis tuo pačiu atvažiavimu dar reikalą ne vieną susitvarko, dažniausiai nusipirkęs tą vaistuką. Tai sako, šaltkrepšį vežiausi, bet niekas nepasižiūrėjo temperatūrą šaltkrepšyje, kokia buvo. Žodžiu, mes padarom galybę klaidų. O tada, kai rezultatas jau yra netenkinantis, atsisukam į gydytoją ir gydytojas dažnai jis net pasirodo ir nežinojo,